Skuodo sveikatos klubas susikūrė 99 metais ir vienijo apie 60 narių. Ateina aplamai visi, kas nori ateiti. Dirbam tokiam atskirom grupelėm. Kas nori bėgioja, kas nori medituoja, kas nori renka žolytės, domisi gydomąją mediciną, netradicinę. O taip ir gyvenam. Skuodas yra tikrai senas miestas, pirmą kartą paminėtas 1253 metais ir šiemet Skuodas švenčia 750 metų savo jubiliejų. O Apuolės gyvenvietė, kuri randasi mūsų rajone, yra pati seniausia gyvenvietė Lietuvoje ir jos istorija nuo 853 metų, tai yra 1150 metų. Ir pereitais metais Skuodas šventė 430 metų savivaldos jubiliejų. Skuodas ne kartą kentėjo nuo gaisrų, karų, kitokių nelaimių, dėl to iš 16 amžiaus išlikusių pastatų yra išties nedaug. Bet mes didžiuojamės Skuodo simboliu tapusiu mūro kryžium, kuris yra pastatytas 1567 metais. Tarybiniais metais jis buvo sugriautas, bet dabar esam jį atstatę. Yra išlikus liuteronų bažnyčia. Katalikų bažnyčia buvo perstatyta kelis kartus, dabartinė statyta pereito amžiaus viduryje. Išsaugoti labai unikalūs ir skambus varpai. Per 2 paskutinius karus buvo pavojus juos prarasti. Po pirmų pasaulinių karų Lietuvai atgavus nepriklausomybę pradėjo klestėti gyvenimas ir Skuode, kaip ir visoje Lietuvoje. Skuode buvo batų fabrikas, buvo sagų fabrikas. Visi Skuode žino generolą Plechavičių, jo malūną, jo pastatytą kino teatrą ir jo svarbius darbus atliktus Skuode. Kanauninkas Pranciškus Žadeikis, kuris 18 metais įkūrė Skuodo gimnaziją. Ir senos nuotraukos be abejo mena daugelį ir linksmų, ir liūdnų įvykių. Žmonės kūrė šeimas, tuokėsi, žmonės laidojo. Gyvenimas vyko savo įprastą tėkmę. 40 metai. Karas atnešė vėl naujas nelaimės, atnešė tremtį, atnešė didžiulius nuostolius Skuodui, nes per karą, ypač karui baigiantis, Skuodas buvo praktiškai visas sudegintas ir po kario metais Skuodas tikrai kūrėsi praktiškai iš naujo. Teko ir ekonominį gyvenimą kurti iš naujo. Be abejo, savivalda tuo metu buvo ribota, daug kas sprendė centrinė valdžia ir turbūt dėl tos priežasties Skuode truputį gal vienpusiškai buvo vystomas tik tai žemės ūkis, nebuvo išvystyta pramonė. Tačiau tokios įmonės kaip melioracijos įmonė, kuri aptarnavo žemės ūkį, taip pat statybos įmonės, jos buvo įkurtos, jos stiprėjo, kūrėsi tos tradicijos ir šiandien mes prisimenam tokius žmonės kaip statybos baro buvęs vadovas, direktorius Ušackas, jo sūnus, žinom, dabar yra ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose. Vyko kultūrinis gyvenimas. Ir daug kas sukurta ir sukaupta ir šitam laikotarpiui. Šiuo metu Skuodo rajone gyvena 25,5 tūkstančių gyventojų, mieste 8 tūkstančiai gyventojų. Iš ties Skuodui, sakyčiau, kai kurios sritys ir neblogai sekas, nors biudžetą turim nedidelį, stengiamės jį taupiai, efektyviai panaudoti ir taryba kūrė įvairias ir žemės ūkio vystymo programas, ir verslo vystymo programas, paremė ir finansiškai šių programų įgyvendinimą.
Be abejo, nestokojam problemų ir turbūt pati sunkiausia, skaudžiausia tai yra bedarbystė, kuri nėra pati mažiausia Lietuvoje. Dabar siekia apie 18%, tačiau viską darom, kad šią pagrindinę problemą išspręsti. Nesenai vyko referendumas gegužės 10-11 dienom ir Skuodiškiai, visi Skuodo rajono gyventojai tikrai vienareikšmiai pasakė taip už Europos Sąjungą. Draugaujam su Norvegijos karalystės Lindas komuna, Švedijos karalystės Kiel komuna, su Suomiais gavom iš jų paramą statant Skuodo valymo įrenginius, bendraujam su Lenkų Ščebžešino gmina. Šiandien įgyvendinti yra labai daug tokių verslo projektų, tarkim, žemės ūkyje braškių auginimo, šaldymo projektas bendras su norvegais, kuris duoda didelę ekonominę naudą ir aš manau, tai yra įdirbis ateičiai ir pavyzdys kitiems ūkininkams. Turim rajone nemažai stiprių, gražių ūkių, jau šiandien galim jais pasididžiuoti. Ir kai nesenai gegužės mėnesį lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas, jis tikrai įvertino tuos ūkius kaip europietiškais, kuriuos galima lyginti su Danijos ūkiais. Labai puikiai dirba Gesalų žemės ūkių bendrovė, kurios ilgametis vadovas, dabar Seimo narys Edvardas Karečka, tikrai įdėjo ir širdį ir visas jėgas, kad ji būtų išsaugota, visas tas potencialas sukauptas. Jo kaimynas Vidmantas Donela šiandien valdo apie 500 hektarų, specializuotas laukininkystės ūkis, puikiai ekonomiškai besiverčiantis. Turim daug pieno ūkių, procentaliai, imant nuo gyventojų skaičiais, tikrai galim didžiuotis visoje Lietuvoje. Tokių rajonų yra nedaug, kur tiek būtų stiprių pieno gamintojų, apie 30 pažangių pieno ūkių. Šiandien Gesalų žemės ūkio bendrovėje vis dėlto yra įdiegta pieno ūkyje švediška vis įranga ir vis dėlto stengiamės iš tų pačių lėšų nupirkti nemažą vakarietiškos technikos. Buvo toks pasiūlymas pasisavinti žemdirbiams apart lėšas. Mano buvę bendradarbiai, gesališkiai, palei SAPART programą įsigijo grūdinių kombainas klas, John Deere traktorius, ten akėčios žemės dirbimo, ten smulkinimo technika, purškimo technika. Tikrai aš džiaugiuosi to gyvenimo, kuris prasidėjo nuo 89 metų ir išties po kropelytę, kaip be buvę sunku, bet jeigu viskas tvarkingai, viskas savo tėkme eina, tikrai galim padaryti ir šiandien žmogus yra labiau patenkintas ir tas žmogus yra tikrai savo darbo vaisių šeimininkas. Man labai smagu, kad visai gretimas kaimynas yra Vidmantas Donela, ūkininkas. Jaunas, sumanus ir labai doras žmogus. Jis baigė pas mus 8-metį mokyklą, ilgus metus dirbo Kaune taksistų parke ir grįžo į savo tėvuko ūkį, sukūrė gana stambų apie 500 hektarų ūkį. Verčiasi grūdais, kviečiais ir rapsų, o dabar naujovė yra serbentų plantacija ir išplėtis iki 16 hektarų ir jis numato plėsti.
Kadangi mieste darba nėra, nelabai pasirinks, tai sugalvojom ūkininkauti. Prašys auginam antrus metus, o šias metas turėjom didesnį plotą, jau ir apie hektaras. Nu, seksis visai nebloga, aišku, čia priklauso nuo gamtos, nuo sąlygų. Nu ir dabar džiaugiamės, kad ir suorganizuot tik šventį braškininkų ir kad čia mūsų žemėje ir daug žmonių sukviest. Skuodo jūra buvo pastatyta 1985 metais. Hidroelektrinis galingums yra 170 kW. Ji jau porą metų dirba ir per metus panašiai pagamint po 700 000 kWh elektros energijai. Nu, taip galim sakyti, kad čia užtektų Skuodo apšvietimui. Elektrinė yra pirma apskrity, Lietuvoje ir 33. Užpereitais metais ji buvo pripažinta gražiausia hidroelektrinė Lietuvoje. Skuodas turėjo tik mechaninis valymo įrenginis, užtat buvo teršiam labai Bartuvos upė. Ir nebuvo galim taip pat plėsti jokios pramonės. Dabar šiuo metu ir baigiam statyti bakteriologinį valymo įrenginiai, kurių našumas yra 1200 kubinių metrų per parą. Užsakovas yra Skuodo savivaldybė, genrangovas Suomių firma Lemminkainen Construction, pagrindinius statybos darbus, arba tiksliau pasakius visas statybos darbas atlieka Skuodo uždaroji akcinė bendrovė Kuršasta. Mosėdyje veikia norvegų šiuolaikinės europietiškos įmonės, kurios gamina antklodės, gamina dirbtinį kailį. Tačiau ir patys skuodiškiai nemažai įmonių yra išsaugoję ir sukūrę ir naujų. Stabiliai jau ilgus metus dirba Kazimiero Domarko vadovaujama ir įkurta virvių gamykla Aleksandrijoje. Nu, bet va šitą tai nuiva tai tikrai nori. Nu, ambasadorė tai. Amerikoje ir... Du verslininkai, Kubilius ir Kazlauskas, įkūrė Skuode žaislų įmonę. Jie eksportuoja didžiąją dalį savo produkcijos į Vokietiją. Įmonė Kūlis apdoroja tradicinę Skuodo rajono žaliavą, akmenis, vadovas Algis Kataržis. Kultūros palikimo objektas yra Kretingos Skuodo Liepojos geležinkelis. Ir šiuo metu deja padėtis nėra labai gera dėl pervažiavimo per sieną su Latvija problemų. Geležinkelis yra virtęs, jo galima atvežti krovinius į Skuodą, bet nepraeina pro jį tranzitiniai kroviniai. Ir čia mes didelis viltis dedam, kad įstojus į Europos Sąjungą ir atsidarius sienai su Latvija, vėl pajudės kroviniai pro Skuodą. 2002 metų gegužės 17, lygiai prieš 430 metų, Jons Chodkevičius Skuodui išrūpino Kulmo miesto teisės, o 1645 metais karalius Vladislavas Vaza pakartotina suteikė Magdeburgo teisės. Skuodas padarė labai didelį pažangą, tiesiog nežiūrint apie miesto centrą ir pakraštį. Karo metu pirmom dienom centras buvo čia sudaikytas, sudegęs. Šiandien viskas jau gražu, gatvės išpuoštos. Pagaliau ne tas svarbiau. Svarbiau žmonių užsispyrimas, išlaikyti tą tikrą žmonišką pasiryžimą ir norą gyventi pačiam gerai ir kitiems turėti sąlygas, kad jie gerai gyvena. Visą pasaulį esu mačiau.
ir Azija, ir Afrika, ir Amerika, ir kitą. Ir niekur neradau malonesnių, geresnių žmonių, kaip čia žemaičių skuodiečių. Miestas statėsi iš pelenų, jie vienas atsistatė iš pelenų. Ir čia yra, čia yra skuodiečių, žemaičių pasiryžimas. Kretingos moteris paruošė tokį plokštelį ir prašė perduoti visiems skuodiškiam du mero asmenį. Every time when I is in Skodas, I left a small part of my heart here. Kiekvieną kartą, kai atvykstu į Skodą, palieku čia mažytę savo širdies dalelę. Labą dieną. Laukia kaip aš. Labą dieną. Dėkui labai. Mes laukiam. O, kaip gražu, matai. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Prašom į vadus. Labas, mačiut. Nu, ką pasistraim, Więc Tai čia vaikštot aplink. Na, šiandien lauk pavakčiujam. Gerai, čia augaus labai. Mačiute, va čia va, atsistokit. Gerai, matysis. Stokit, arčiau biškai. Ja, prie vyra. Čia jūsų vyras? Nepaleisk. Nepaleiskit, taip. Nes aš...
braucht gar nicht mehr hinkommen. Vor allem, wir nehmen das Torschicksregal. An der Theke fahren, Tanklast bestellen und zu Fuß nach Hause, bis nach Giersken nach Hause. 1259 metais įvyko Skauda mūšis, kuriam nugalėjo žemaičiai. Krito 33 riteriai, daug karių ir pats Livonijos orden magistras von Haren. Riteriai buvo šarvuoti pleniniai iš Halmas, reikėdavo ne kartą tvuoti kuoką, kol kresdavo. Šauti žemaičiai, vokietis, gal iš čia ir lietuviškas vokietis. Šiose rungtynėse taip pat nugalėjo žemaičiai, keitė vyrą. O ten praėjom vidury pačio, reiškia, tos aikštelės. Yra labai gerai žinomas šaltiniuotas šulinys. Vandens niekada pilėnai nepritrūkdavo. Jos, reiškia, iš vandens bado nenumarindavo. Čia kalno viršui? Kalno viršui, ten paskui praeisim, pamatysim. Dabar dar likučinis dar. Atrodo, 10 metrų galėtų jau nukristi, bet nenukrenta visą laiką pastoviai. Šituose laukuose manoma, kad esame istorinėje miesto dalyje, senamiestyje. Čia šitoj užupio, mes sakom, Respublikoje, Skuode, kūrėsi žmonės senoviai. Nuo čia pradėjo augti Skuodas. Turėtų būti sukurtas mažas Skuodo rajono žemėlapis. Su visais keliais, lenkimai, Pašilė, Skuodas, Salantai, nuo Latvijos pusės, visi kelialiai tokie. Kas tingės po Skuodo rajono važinėtis, galės pasivaikščioti šitam parkelį, tais keliais ir galės apžiūrėti piliakalnių gynėjams sukurtus stogastulpius. Ir ant lenkimų kalvių piliakalnios pastats, reiškia, valstietį sukardo, o prie piliakalnio ar prieš pilį valstietį su arklu, su žaga, su žomda. Nu, vai, kada, reiškia, būdavo taikos metā, ons paimdavo arklu, ardavo žem, sėdavo, ardavo, vaks augindavo, o kada jau atėjant priešā, tada ons imdavo kardą. Kalvė. Iš čia Simons Daukans pėsčias išėjo į Vilnių mokslų siekti. Didelių vyrų tapo, mūsų istorijos tėvų vadinamas. Rašė istorinius veikalus, rinko tautosaką. Nežvalgykis, kas ką apšauk, einas gero keliu, vežimą trauk. Caro laikais 3 žemaičiai – Daukantas, vyskupas Valančius, bajoras Ivinskis – pirmieji pradėjo rašyti mokslo veikalus žemaitiškai. Barstyčiai. Netoliese Puokės kaime melioratoriui buvo atkas didžiausias akmuo Lietuvoje. Jis didesnis už garsų į puntuk 2,5 kartą. Netoli Aleksandrijos yra unikalus Šmito šaltinėlis. 5 skirtingų spalvų versmės. Tos versmės kyla iš skirtingų žemės gylių, tamsesnis iš giliau, šviesesnis iš aukščiau. Manoma, kad tai buvusi pagonių šventa vieta. Šaltinio vanduo turi gydomųjų savybių, žmonės jį vežasi į namus. Izidorius Navidanskas tikrai buvo labai toks paprastas, valstietiško būdo žmogus. Ir jis tą visą savo sodą, savo parką įveisė toj burokų bulvių žemėje. Šiltas žmogus, kuris myli medį, žemę ir akmenį.
tundra yra unikalus gamtos kampelis, kuriame išlikusi žmogaus nepaliesta gamta. Čia auga iki 6 metrų aukščio kadugiai, čia žydi viržiai, čia gyvena tokie gyvūnai ir vabzdžiai, kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Seniausių laikų žemėlapiuose rasi Mosėdį, bet iš tikrųjų garsus ir ne tik mūsų krašte jis tapo neseniai Vaclovui Intui 1979 metais įkūrus unikalių akmenų muziejų. 200 metų senumo malūnas, rieduliai Bartuvo slėnyje, visas miestelis akmenų sostinė. Jų apie 150 tūkstančių. Mažiausias vos kelių gramų, didžiausias 50 tonų. Jaunas, stiprus, žmonių mylimas daktaras Vaclovas Intas į Mosėdį atvyko 1957 metais. Iš tolimiausių kraštų jis tempė pilną kuprinę mineralų, uolienų. Akmuo yra žemės širdis, mineralai veikia mus. Čia turbūt Into meilės akmenims ir jo akmenlygės paslaptis. Apvažiuodavo dviračių visą rajoną, sunumeruodavo dideliais baltais skaičiais gražiausius riedulius. O žiemą net 2 traktoriai stalinėcai ant skardos lakšto partempdavo į muziejų Daugiatonį gražuolį. Ne tik akmenys, bet ir rečiausi augalai Vaclovo buvo parvežti ir pasodinti muziejuje, kitus išaugino iš sėklelių. Sunku patikėti, kad tai vieno žmogaus, Vaclovo Into padaryta, žinoma, nebe gerų žmonių pagalbos. Ir mosėdiškiai susirgo tą pačią ligą. Akmenimis, augalais ėmė puošti savo sodybas. Eis metai, ateis vis kiti žmonės, pasigrožėti akmenimis, paliesti juos, prisiglaudus paklausyti, ką sako žemės širdis. Baby, so what's up,